Taigi, labą dieną, mano vardas Vitalis ir jūs žiūrit 1000 km dviračių YouTube kanalą. Ir šiandien pirmoji serija iš tikrojo pavasario yra kovo 9 diena. Geras oras, šiuo metu yra 11 laipsnių, sausa, gera ir žada net 15. Taigi jau dabar man biškai per šilta, bet kažkaip nežinai kaip rengtis, kaip tik išlendi tą lauką. Taigi ką, šiandien meniu laukia jūsų 100 km gravel traselė. Ir ką tai mums reiškia? O tai mums reiškia visiškai nieko, o popierį veiksim, bet šiandien ryte vienas kolega atsiuntė, kad vakar jie važiavo ir buvo, žodžiu, labai tešlinga, molinga ir panašiai. Taigi galvojau, nefilmuosiu, bet kadangi matos kontento bus, tai kamerą paėmiau. Taigi važiuojame į susitikimo vietą, kažkas galimai prisijungs, matysim kiek bus, o aš neįpratęs kalbėti ir filmuoti. Atpratau per žiemą, taigi atsijungiu, važiuojame į susitikimo vietą. Taigi turim pirmą prisijungimą, dar nepasiekus, kaip sakyt, mūsų susitikimo vietas, tai mūsų žinomas ir lyderis vienos komandos, labai didis sportininkas ir panašiai, tai yra Tomas Dausa. Labą dieną. Nu kaip, Tomai? Puikiai. Pasivėjau Vitalį kompiuteriukį, mačiau per priekį, per kokius 5 km važiuoju, bet sugebėjau pasivyti. O, super, tai atsargiai. Oho. Ką tik mūsų nepasivijo šitas mašinas iš galo. Reiškia, Vitalio atostogos nei nauda buvo. Nei nauda, tikrai. Tai kaip dviratis naujas, matau, Arbėje. Pirmas sezonas, ką tik nusipirkai pusiau, ne? Gerai, kol kas labai patinka. Patinka. Geometrija piktesnė tokia, sėdėsina, patinka, patogiai, tai kol kas laimingas. Da trauksi šiandien 100 km su vyrais, normaliai? Aš jau 3 dieną 100 minsiu. Nu gerai. Sveiki gyvi. Nu ką, malonu. Sveiki. Tai kur mūsų gražioji lytis? Nei vienos moters nebus. Tai va, turim tiek susirinkusių žmonių. Negausiu, bet patį ištvermingiausią būrelį. Ir mašina iš galo, sakė, dar yra. Nu kaip, Jonai? Puikiai. Gerai, kaip dviratis tau? Nu, šįkart nereikiau nesofai, bet greičiau rėdas. Supratau. Priprasti, reikia biškai. Kaip pas mūsų užkietėjęs MTBistas, kas nežino, teisingai? Teisingai. Ar jau persiorientuoji? Ne, dabar vis tiek. Dar ne? Okay. Galvau su blogės tu, bet supainėjau tave su to kitu bičiu. Tai viskas tada gerai. Nu, yra purvo biški. O, čia reikia. Smagu. O, geras, ne? Gerai, čia turiu visus nufilmuoti. Dėl šito mes čia ir atvažiavom. Laukit. Nu, sukam. Davai per purvą, kas? Išdrys. Davai per purvą, Dausa. Nors vienas dėl kontento. Nevažiuoja? O, šaunuolis, nors vienas dėl kontento, va. Biškį paėmė. Neįsivažiuoja. Gerai viskas. Numirsim, puikiai trasa pavasarinė. O, ble. Atsiprašau, kiek mažai. Pašalinkit vaikus nuo ekrano. Iš čia profesionalas Vitalis. Negali veikti. Šau, mėgėjas profesionalas. Gerai, važiavam. Jėga, geras oras, taip? Ne karšta? Šilta. Labai geras. Oh yeah. Nu ką, gera trasa.
Kaip atrodo dviratis? Dviratis pasiruošęs, visi tarpai užpildyti. Šūduko. Ką, pavasaris yra pavasaris. Man net nesisuka ratas. Žiūrėkit. Taip, manęs klausia, ar nereikia ištraukti. Šiaip rimti vyrai neištraukia, bet aš, kadangi nerimtas, tai išsitrauksiu. Na, kaip pas tavę, žiūrėk, kokie tarpai geri. O, gerai. Nieko nėra visiškai. Kurie, gal biškį. Gerai, viskas gerai. Viskas gerai. Kaip tu MTBistas? Puikiai. Puikiai? Nepagalvoji, kad blogą sprendimą čia padarei? O, ne, man tik smagu. Apskritai gyvenime. Ne? Susitvarkuoju. Ne? Atsukt biškį reikia ir viskas. Atsukta, ne? Nu. Gerai, pas tą tarpas irgi normalus. Viskas gerai. Ponas jūs? Viskas puikiai. Koks vardas jūsų? Andrius. Andrius. Pasipuošiam. Pasipuošiam. Balį. Ne per sunku čia? Ne, kaip tik. Gerai tada. Nu, viskas. Kelintos čia padangos pas tave? Kem 8. Kem 8, ne? Nu, va. Puikios. Kanjonas, dvirtukas nuostabus, viskas labai gerai. Na, ir tau turbūt geriausias padangas. Man Vardas, smagu. Vardas, mes nepažįstam dar. Julius, malonu. Julius malonu. Julius malonu. Tomas nemalonu. Julius malonu. Nu, kaip tau su šitom padangom agresyviom? Nieko, biškį klimsta, bet smagiai. Smagiai, ne? O, čia vat. Gerai, kad tu dari tos vat uždangalus galėsi. Bet nepadėjo, nes kai gale už kažko važiavau, tai bananą su žemėm valgau. Bananas su žemėm, nu nieko tokio. Nu gerai, ką? Ta gaida, mes ir pratęsim šitą raidą ir tikimės, kad šitas kelias jau greit baigsis ir prasidės normalus, nes antraip 80 likusių kilometrų bus gan sunkus. Evom į asfaltą. Viskas neblogai. Jebro susirenka. Važiuojam toliau. Tai ką, situacijos updėtas. Esam 33 km nuo namų įveikę. Biškį ne ten pasukom. Bet Tomas sako, kad kelias susijungs, nors mums kyla abejonių ir jis kol kas nesusijungia, bet varome tokiais vat linksmais kalneliais. Įveikėm 40 km nuo namų, tai grubiai skaičiuoja, kad liko koksai 60, viskas ok, kelias pagerėjo. 2 bananus, kurios buvau pasiėmęs prie šokoladuką, tai bananai prisirpo, teko išmest, liko šokoladukas. Nu, kažkaip, tai gyvensim. Reik valgyti, kitaip bus ne kažką. Visi pasitempę, visi kieti po žiemos. Sunku bus lenktyniauti visais, nes nieks vietoj nestovi. Važiavom į vieną parduotuvę apsipirkt sneksų, nes vienam jau biški liūdesys, sunkiai atmynė, sakė kaip varžybos žmogui. Tai palauksim, kol apsiprekins, užkas pasistiprins ir važiuosim toliau. O, einam prie kavos aparato. Aš irgi gal kavos norėčiau. Kaip jūs norit kavos? Nežinau. Nedaug liko. Žinai kiek? Teks nutraukti. Nutraukt galėsim po 30 km. Nieko, palaukiam, vystamės po truputį. Tomas visais rūpinasi, taip Tomai? Žinoma. O, sveikas gėrimas. Taip, Tomas mane išmokė pasidaryti kavą šitam protingam aparatė. Ai. Aišku. Šiaip skani kava? Kietai. Klausyk, net ir ledas čia yra. Wow. Man dar geriau suktis pradėjo. Net neliečia.
Kurva. Kurva. Traktorius u nas. Matyk, pagal situaciją, tai Trakų gatvėje ten tas pliusas. O Jezau, Jezau. A Jezau, Jezau. Ne, jis bandė čia fintą. Gavas. Ne, filmavau, bet nesimatys jau čia nieko. Ką, vienas suko molėtų plentų link Vilniaus, nes nebelaikė tempo. O dabar Hebra, matau, bando padaryti taip, kad dar vienas nusuktų. Ir jaučiu, kad aš paskutinis kol kas. Tada reikia neatsilikti. Ačiū. Tai ką, artėjom link Vilniaus. Čia netoli Žalieji ežerai. Raidas nebuvo labai lengvas man, bet nebuvo labai ir sunku. Priartėjom prie išsvajotos dviratininkų mekos, prie mados. Ir tai mums reiškia tik vieną, ką netrukus pamatysit. Čia bus gerai, labai gerai. Kanelė ir tinginė. Tikrai nealkoholinis. Tai ką, pasiekėm išsvajotą į +++ barą ir su nevaikiškais kai kurie bokalais. Linkiu visiems sėkmės ir baigia video mus.